Okay, let's go. Sveiki nuotykių ieškotojai. Šiandien toliau keliaujame Norvegijos keliais ir judame link Švedijos. Šiandien keliauju vienas, judu iš Bergeno link Švedijos ir šiandieną tikrai ir vėl bus šlapia, nes, kaip žinot, palieku Bergeną. Pirmas sustojimas, buvau sustojęs gal nusipils kuro kažkur tai. Lyja visą laiką, buvau gal tik tai porą kartų sustoję. Pirmą motociklą sutikau gal apie 11 valandą ir taip nuo pusės 12 yra daugiau raiderių. Sustojo kavos, bandelį. Pilna degalinė, nėra vietų, tai tiesiog po stogo geriu kavą. Nu ir važiuosiu toliau. Šiaip labai geri vaizdai čia. Labai gražu. Taip atrodo. Motociklas stovi paparkuotas. Važiuoja puikiai. Daug replių. Kuras 2,079 pigiau negu Bergene, o gal dėl to, kad sekmadienis, nežinau. Mes buvo, kaip įvažiavom į Bergeną praeitą savaitę, tai buvo kuras apie 2,4, man atrodo. Tai turbūt brangiausias kuras, kokį esu matęs. Ar netgi 2,5 gal kažkaip beveik tiek. Da, šokį reikalai. Taip ir visi kiti čia valgo. Taip va. Motociklas man niekada nebuvo tik transporto priemonė. Tai laisvės jausmas. Galimybė vieną rytą atsibusti ir važiuoti ten, kur veda širdis. Kiekviena kelionė primena, kad gražiausi dalykai dažniausiai nėra suplanuoti. Tai atsitiktinai sutikti žmonės, laukinės nakvynės po žvaigždėmis, vingiuoti kalnų keliai, jūros ošimas ir tos akimirkos, kai supranti, jog iš tikrųjų gyveni čia ir dabar visa širdimi.
Aš važiuoju ne tam, kad pabėgčiau nuo gyvenimo, kaip daugeliui gali pasirodyti. Aš važiuoju tam, kad jį pajusčiau, kad jį išgyvenčiau ir kiekvienas kilometras man primena, kaip nedaug žmogui iš tikrųjų reikia, kad būtum laimingas. Nes mes kiekvienas turim savo terapiją ir savo būdą, kaip būti čia ir dabar ir kaip jaustis laimingu. Vieną dieną ši kelionė baigsis mums visiems. Todėl aš susikūriau galimybės gyventi taip, kaip kadaise tik svajojau. Todėl renkuosi patirtis, kurias noriu išgyventi ir prisiminimus, kuriuos noriu išsinešti su savimi. Nenoriu vieną dieną ieškoti pasiteisinimų, kodėl neišdrįsau, nepadariau ar neįgyvendinau savo svajonių. Todėl renkuosi laisvę vietoj baimės, meilę vietoj abejingumo, nuotykius vietoj laukimo. Renkuosi tai, kas mane įkvepia, augina ir daro laimingą. Galbūt vieną dieną prisiminimai bus vienintelis turtas, kurį galėsime pasiimti. Todėl kiekvieną dieną renkuosi kurti istoriją, kurią verta prisiminti.
Antras sustojimas, sumuštinis, vaizdas tai visiškai kosminis, norėčiau tiesiog su palapinė čia sustoti, bet dar šviesu, dar yra laiko, reikia varyti dar ir galvoju, kad leidžiantis iš kalnų turėtų būti šilčiau, tai gal vaizdas nebus toks tai geras kaip čia, bet nebus taip šalta miegoti palapiniai. Tai tiek. Tad jeigu tau ši istorija patiko ir mano kelionės įkvepia tave, būsiu dėkingas už tavo palaikymą. Spausk patinka, prenumeruok kanalą ir pasidalink šiuo vaizdu su draugais. Esu nuvažiavęs jau 2233 km. Dabar yra 6:30, gal jo, 6:30.
Ir planuoju nakvynę jau, kempingę. Galvoju važiuoti tokį campsite'ą wild, kur nieko nėra, bet iki ten dar važiuoju dar 1,5 valandos, o šiek tiek toks nuovargis atsiranda. Ir čia labai graži vieta, tai kažkaip pagalvojau, kad stosiu čia. Tai tiek. Keliavau vienas, įveikiau 411 km. Kažkaip puikiai važiavusi, bet pusę dienos važiavau per lietų. Motociklų pirmos dienos pusėje tai visai nesutikau. Gal tik tai nuo kokios pusės 12. Vienas kitas pradėjo važiuoti. Ir dabar įsikūriau tokiam kempinge prie vandens. Pavakarieniavau, ruošiuosi, pasižiūrėjau maršrutą rytojui. Tai planuoju pasiekti Švediją ir galbūt ten Švedijoje yra toks didysis ežeras vienas, arba gal Göteborgas, tai bus matyti dar. Ir ką žinau, šiaip viskas puikiai, motociklas rieda puikiai, jaučiuosi gerai, oras pasitaisė, naktis visi, kalnai keičiasi, vaizdai keičiasi, tai ką žinau, viskas puikiai šiaip. Tai tiek žinių. Sulindau į 2 miegmaišius, nes galvoju, kad gali būti vėsu. 9 laipsnius rodo, tai net nesušalsiu, manau, bus viskas ok. Tai ką, labos?